Sveiki. Šio video tikslas supažindinti studentus, moksleivius su dirbtinio intelekto sistema Wolfram Alpha. Wolfram Alpha yra sistema, kuri kuriama daugiau kaip 10 metų ir, kaip matote prieš savo ekraną, jinai specializuojasi srityje informacijos paieška ir sritys, kurios yra prieš jūsų ekraną, būtent yra tos sritys, kur jinai yra sukaupus pakankamai daug žinių. Ypatingai reikėtų pabrėžti, kad Wolfram Alpha yra bene geriausia, bent jau iš mano tyrimų, sistema, kuri sprendžia įvairias matematikos problemas. Už tai galbūt jinai visų pirma būtų naudinga mokiniams, kurie besiruošia matematikos egzaminui, mokytojams, kurie norėtų pasitikrinti arba pasitobulinti, pasižiūrėti į matematikos problemą, sprendimą truputį kitų rakursų. Bet šios sistemos Wolfram Alpha kūrėjų bent jau bendra vizija tai sukurti bendro intelekto sistemą, kuri sugebėtų spręsti ne tik matematikos problemas, bet ir įvairias problemas iš gyvenimo. Taigi pradėkime mūsų susipažinimą su šia sistema nuo pirmo labai paprasto žingsnio ir kol kas padėkime matematikos problemas, matematikos uždavinių sprendimą truputį į šoną, vėliau aš parodysiu, sakysim, kaip spręsti įvairiausius tos matematikos uždavinius naudojant šią sistemą, bet pamėginkime ištestuoti keletą paprastų klausimų, kuriuos mes paprastai užduotume Google sistemai, norėdami paieškoti informacijos. Dabar sistemos galbūt, vadinkime, toks nedidelis minusas yra tai, kad jinai orientuojasi tik tai į anglų kalbą. Ir aišku, galbūt dėl to jinai nėra gerai žinoma Lietuvoje, nes mes dažniausiai informacijos ieškome lietuvių kalba. Ir todėl, norint naudoti šią sistemą Wolfram Alpha, mums reikėtų arba mokėti, duoti užklausas anglų kalba, arba, kaip aš dabar parodysiu, tiesiog pasinaudoti pakankamai kokybiškų Google vertėjų, kuris automatiškai verčia iš lietuvių kalbos į anglų kalbą gali versti ir pakankamai kokybiškai verčia. Ir padarykime pirmą savo eksperimentą, būtent užduodame klausimą, pavyzdžiui, pajamos iš Avatar filmo, gauname vertimą ir jį automatiškai galime įvesti į Wolfram Alpha sistemą. Kaip matome, Wolfram Alpha sistema, jinai skirtingai nuo Google sistemos, jinai ieško ne dokumentuose, indeksuotuose dokumentuose tos informacijos, bet ieško savo duomenų bazėse, kur jinai kaupia struktūrinę informaciją iš įvairiausių šaltinių, tame tarpe ir iš Wikipedijos ir iš kitų duomenų bazių, prie kurių jinai gali prieiti. Ir kaip matome, tiesiog sistema suprato mūsų klausimą, pateikė grafišką dinamiką, sakysime, kas liečia pajamos iš Avatar filmo. Ir taip pat mes pateikė bendrą sumą. Papildomą informaciją, sakykime, susijusi su mūsų užduotu klausimu. Bet dabar prieikime prie pagrindinio šio video klausimo, tai yra kaip Wolfram Alpha dirba sistema su matematikos problemomis ir būtent kaip jinai gali padėti Lietuvos moksleiviams, pavyzdžiui, pasiruošti egzaminui arba, sakykime, mokytojams patikrinti matematikos uždavinio klausimus. Ir vėlgi aš panašiai kaip prieš tai pasinaudosiu, pavyzdžiui, Google Translate sistema ir įvesiu tipinę matematikos problemą lietuvių kalboje. Ir paprastai ten, sakykime, vyresnių klasinių moksleiviai kaip tik tokias problemas ir sprendžia. Sakykime, 7-8 klasių moksleiviai tikriausiai tokias problemas sprendžia. Reiškia, Petras turi 12 rutuliukų, daugiau nei Jonas. Jonas turi 6 rutuliukais daugiau nei Onutė. Petras turi dvigubai daugiau rutuliukų nei Onutė. Kiek rutuliukų turi Jonas? Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti į šitą problemą, tai ko būtų tikimasi iš mokinio, kad jisai sugebėtų struktūriškai pasižiūrėti į šitą sakinį, pamatyti, kad yra 3 sakiniai, iš kurių galima padaryti 3 lygtis, tai yra Petras turi 12 rutuliukų daugiau nei Jonas, tai būtų pirma lygtis. Iš pirmo sakinio tikėtumės, kad mokinys sugeba padaryti pirmą lygtį.
jonas turi 6 rutuliukais daugiau nei jonutė, atitinkamai antra lygtis, ir trečia lygtis Petras turi 2 daugiau rutuliukų nei jonutė. Ir uždavinys sudarius taip 3 lygtis, pamėginti įspręsti ir turėtų mokinys sugebėti pateikti atsakymą, kiek rutuliukų turi Jonas. Dabar mums Google sistema išvertė ir pasižiūrėkime, kaip šitą vertimą interpretuos mūsų analizuojama sistema, tai būtent Wolfram Alpha. Reiškia, mes taip iš lietuvių kalbos perėjome į anglų kalbą ir užduokime Wolfram Alpha sistemai šitą klausimą. Taigi, kadangi tai mes dirbame panašiai kaip ir Google čia su natūralia kalba, matome, kad Wolfram Alpha pamėgino struktūrizuoti šitą sakinį ir įskyrė keletą sąlygų. Matome, kad aišku, onutės žodis skamba keistai, jisai pasikeitė į knutę, mėgino pakeisti, interpretuoti pavadinimą, bet sudarė tuos 3 sakinius struktūrizavo, bet įsykio matome, kad sudarė Wolfram Alpha tik tai 2 lygtis čia iš tų sakinių. Bet tai yra ne Wolfram Alphos problemos, bet būtent Google Translate. Ir čia į ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs mėginsite spręsti tokio pobūdžio problemas netiesiogiai rašydami anglų kalba, o naudodamiesi Google Translate, atidžiai pasižiūrėti vis dėlto reikėtų, ar tikrai Google Translate tikrai viską gerai išvertė. Ir jeigu čia pasižiūrėtume iš tą sąlygą, pamatytume, kad marbles pirmam sakiny, o antram sakiny vietoj marbles balls. Ir aišku, kad Wolfram Alpha negalėjo suprasti, interpretavo kaip 2 objektai. Tai reiškia, reikėtų mums pataisyti šiek tiek anglų kalboje Google vertimą, jeigu jis tokių klaidų padarė, ir tokiu būdu pamėginti užduoti šitą klausimą iš naujo. Taigi aš pataisiau antram sakiny balls į marbles ir pamėginkime užduoti dabar vėl tą patį uždavinį Wolfram Alpha sistemai. Jinai prasisuka, užduoda, struktūrizuoja vėlgi mūsų visą uždavinį struktūrizuoja į atskirus sakinius ir kaip matome, panašiai, ko mes tikėtume ir iš mokinio, taip ir čia iš kiekvieno sakinio Wolfram Alpha sugebėjo sudaryti lygtį struktūriškai, sudėliojo, sakykime, blokinės schematas 3 lygtis sudarė, kad būtų aiškiau mokiniui, sudarė 3 lygtis algebriniu pavidalu ir įsprendė ir pateikė atsakymus. Kad Jonas pas mus turėjo 24 rutulius, Wolfram Alpha onutė mūsų pakeitė knutę, bet čia tiek to jau, 18 rutulių ir Petras turėjo 36 rutulius. Ir jeigu mes logiškai permąstytume, tai pamatytume, kad iš tikrųjų pakankamai efektyviai ir gerai teisingai išsprendė šitą uždavinį Wolfram Alpha sistema. Galima paklausti savęs, o kokios kitos ar yra tokios sistemos, kurios sugebėtų tokio pobūdžio uždavinius spręsti? Ir ilgą laiką iš tikrųjų Wolfram Alpha buvo vienintelė sistema, kuri galėjo būtent tokius žodinius, tekstinius uždavinius matematikos spręsti ir teisingai spręsti. Šiuo metu pasirodė visai eilė kitų sistemų, kurios paremtos didžiuliais dirbtiniais neuroniniais tinklais. Ir praktiškai dabar pati karščiausia sistema, didžiulė sistema, tai yra OpenAI kompanijos sukurta ChatGPT sistema, kuri bent jau deklaruoja, kad jinai būtent gali tokius uždavinius spręsti, gali netgi programuoti, pasiūlyti, transformuoti programos kodą iš vienos kalbos į kitą, taip pat atsakinėti bendro pobūdžio klausimus. Taigi aš nutariau iš tikrųjų protestuoti šitą pačią naujausią dirbtinio intelekto sistemą, kuri pretenduoja būtent tapti kaip viena iš alternatyvų Wolfram Alpha sistemai ir aš tiesiog pademonstruosiu šio uždavinio realizaciją šioje sistemoje. Tai bus gan įdomus eksperimentas. Tai reiškia, aš tiesiog uždaviau tą pačią sąlygą kaip prieš tai ir dar kartą užduosiu šitai sistemai
Ir kaip matome, jinai taip pat mėgina analizuoti struktūriškai tą informaciją uždavinio, pamėgina ją įspręsti, bet vat, kaip prieš jūsų akis ir matote, jinai vat, kelis kartus. Ir kas įdomu, pirmiausia, kuo pasižymėjo šita sistema, kad jinai daro klaidas ir akivaizdžiai prieš mus matosi padarytos klaidos ir taip pat jinai nesugebėjo į tą patį klausimą užduoti vienodus atsakymus. Tai nežiūrint to, kad šiuo metu tai skaitosi bene pats didžiausias pasiekimas dirbtinio intelekto srityje, būtent ChatGPT, akivaizdžiai patikrinus tokiose sudėtingose problemose kaip tekstinių matematikos uždavinių sprendimas, kol kas ši sistema dėja negali to išspręsti. Ir tai nėra nieko nuostabaus, turint galvoj, kad šios dvi sistemos, tai yra ChatGPT ir Wolfram Alpha, dirba visiškai priešingais principais. Jeigu Wolfram Alpha dirba, sakykime, dedukcinės logikos principais, tai yra mėgina iš pradžių suprasti tekstą, bet po to struktūriškai jį išspręsti naudojant matematinę logiką, tai ChatGPT tiesiog paima tekstą, jį apdoroja neuroninio tinklo pagalba ir mėgina sugeneruoti labiausiai tikėtiną atsakymą. Tai čia kol kas tik tai tokia pastaba. Ir gan įdomus eksperimentas, kuris vis dėlto rodo, kad šiuo metu yra problemos, tai yra, sakykime, uždaviniai, kurių sprendimui Wolfram Alpha alternatyvos realios kol kas nelabai ir yra. Toliau pratęsiu šį video nagrinėdamas Wolfram Alpha tinkamumą matematikos uždavinių sprendime, užsidavęs vieną klausimą, kuris tiesiog mane ir patį domino, kadangi aš domiuosi dirbtinio intelekto sritimi, ar gali Wolfram Alpha įspręsti, pavyzdžiui, Lietuvos valstybinio baigiamojo egzamino matematikos užduotis ir galbūt gauti 100. Aišku, tikslas buvo išsiaiškinti iš tikrųjų, kokio lygio šita sistema gali bendrai spręsti matematikos uždavinius, kurie yra įtraukti į bendrą valstybinį egzaminą Lietuvoje. Daugelis 12-okų sprendžia, ruošiasi tam egzaminui ir aš tiesiog nutariau pereiti ir pasižiūrėti keletos metų bilietus ir pamėginti suformuoti tų bilietų uždavinių užduodamus klausimus Wolfram Alpha sistemą ir pasižiūrėti, kokius atsakymus jinai gali pateikti. Detaliai aš neisiu, bet sukūriau iš tikrųjų ant savo GitHub portalo, čia galiu trumpai parodyti, nuorodos visos bus po šio video komentarų srityje, kur jūs galėsite, tiesiai po video bus pateiktos nuorodos, kur galėsite prieiti ir prie šitų dokumentų. Ir savo GitHub portalę aš tiesiog paėmiau poros kol kas metų baigiamuosius egzaminus matematikos, perėjau tenai maždaug apie 30 uždavinių kiekvienam yra, kiekvieną iš tų 30 uždavinių išnagrinėjau, įsprendžiau analitiniu būdu ir pamėginau taip pat įspręsti tuos uždavinius naudojant Wolfram Alpha, pateikdamas atitinkamą klausimą. Čia vienas iš svarbių pastabų reikia, kad vis dėlto reikia įdėti pastangų, bendraujant su sudėtingomis dirbtinio intelekto sistemomis, vis dėlto reikia išmokti pateikti klausimus toms sistemoms, jeigu mes tikrai norime gauti gerus rezultatus. Taigi čia yra tiesiog kol kas įdėti atitinkamai direktorijai, kaip sakiau, nuoroda bus ir atsidarius, pavyzdžiui, bilietą 2013 metų, mes čia galime pamatyti, visos sąlygos sudėtos ir atitinkami sprendimai, ir analitiniai sprendimai, ir teisingi atsakymai. Tai tikiuosi, kad toks dokumentas gali būti naudingas ir mokiniams, kurie besiruošia matematikos egzaminui, nes būtent dirbant su Wolfram Alpha pastebėjau, kad kartais gan nuobodžių matematikos uždavinių sprendimas virsta kaip tam tikras žaidimas, tai yra galvosūkių žaidimas, kaip užklausti dirbtinio intelekto sistemos, kad jinai įspręstų tą uždavinį. Kol kas aš detaliai nenagrinėsiu visų čia 30 klausimų, kurie užduoti per egzaminą, bet pateiksiu pavyzdžius. Jeigu norėtumėt detalesnio video, kur išnagrinėta kiekvienas klausimas ir pateikta, kaip
paaiškinimas, kaip tokį uždavinį sprendžia dirbtinio intelekto sistema arba kaip jinai gali padėti tokį uždavinį spręsti, tai tada parašykite komentarus ir aš atitinkamai tada sukursiu naują video arba net kelis video ir paaiškinsiu kiekvieną uždavinį nuosekliai. Bet dabar pateiksiu tiesiog keletą pavyzdžių. Paimsim, sakykime, tokių įdomesnių. 4 pavyzdys, pavyzdžiui. 4 uždavinys. Ir, sakykime, duota matematinė lygtis sinus x lygu kosinus x. Ir klausia, kiek sprendinių tokia lygtis turi intervalę nuo 0 iki 450. Aišku, ko tikimasi iš moksleivio, čia gan paprastas klausimas, kad jis suprastų, kad čia yra atitinkamai sinuso ar kosinuso grafikai, kad lygios reikšmės bus šitas kažkuose, kur kertasi, intervalas mums jau duotas ir aišku, tuos 3 klausimus tuos 3 taškus pastebi moksleivis ir atsakymas būtų B3. Dabar, aišku, visada, kadangi tikslas buvo šio video ir įsiaiškinti, kaip šios įvairiausius uždavinius ir šį tame tarpe gali spręsti Wolfram Alpha sistema, tai atitinkamai aš pateikiau apačioje ties kiekvienu uždaviniu po analitinio jo sprendimu, pateikiau ir sprendimą susijęs, kurį galima suformuoti Wolfram Alpha sistemai. Taigi pasižiūrėkime, koksgi būtų šios problemos Wolfram Alpha sprendimas. Ir jeigu atsidarytume, pamatytume, kad kaip jinai galima pateikti Wolfram Alpha sistemai. Tai aš tiesiog galima užrašyti lygtį, po kablelio pasakyti, kad mus domina x reikšmių sritis nuo 0 iki 450 laipsnių. Laipsnius pabrėžėme, kad tai čia ne radianai, o būtent laipsniai. Kadangi mes tai įvedėm būtent į sritį sistemoje, kur paprastai užduodam natūralios kalbos sakinius, kaip sakiau, čia galima užduoti tiesiog, kaip atrodžiau, ir įvairiausius sakinius susijęs su demografinė situacija, su šalies geografinė informacija ir taip toliau. Pavyzdžių ten yra pakankamai daug. Tai natūralu, kad kai mes įdedame tokį struktūriškai suformuotą užklausą, į šitą sritį Wolfram Alpha stengiasi interpretuoti ją ir savo interpretacijos rezultatą pateikia būtent po apačiai. Jinai būtent čia, po natūralia kalba mūsų įvestos informacijos, įvestų sakinių, reikšmių, išraiškų, jinai parodo, kaip jinai interpretavo. Ir kaip matome, jinai teisingai interpretavo, aš kaip būtent parodžiau. Jinai teisingai interpretavo, reiškia, jinai sistema suprato, ko mes iš jos norime. Ir tokiu būdu, kaip matome, jinai pateikia visus 3 sprendimus. Mes vėlgi matome tuos 3 sprendimus ir jie, kaip matome, yra visiškai teisingi. Dėl įvairovės pažiūrėsiu dar keletą uždavinių, tiesiog ir parodysiu jų sprendimą, kaip jau sakiau. Jeigu domina, parašykit komentaruose, pereisiu kituose video, tada detaliai kiekvieną uždavinį paaiškinsiu, kaip jį gali spręsti šitą sistemą išspręsti. Bet dabar, sakykime, 5 uždavinys truputį irgi įrodo, kaip mes tipinės užklausas, kurias mes galime užduoti Wolfram Alphai, kad padėtų išspręsti mums tos uždavinius. Tai yra, sakykime, 5 problema, 5 uždavinys, sakykime, 2013 metai, valstybinis matematikos egzaminas. Kiek viršūnių yra piramidėje turinčia 12 briaunų? Ir čia, sakykime, jau iš moksleivio, kaip ir prašoma, taip sakant, įsivaizduoti tą 12 briaunų piramidę, tai reiškia mėginti įsivaizduoti pagrindą su įvairiais kampais, įsivaizduoti, kaip tada atrodys piramidė, pasiskaičiuoti, ar tikrai ten yra tų 12 briaunų ir tokiu būdu paskaičiuoti viršūnės. Atsakymas matome 7. Dabar kaip gali padėti mums tokį uždavinį įspręsti Wolfram Alpha? Čia aš pateikiau 2 užklausas, kurios būtent abi padėtų įspręsti. Taigi, pažiūrėkime pirmą užklausą. Reiškia, aš galiu užduoti sekantį klausimą, kad pas mane yra piramidė su 7 viršūnėmis. Tai reiškia, aš tiesiog užduodu, jeigu pas mane čia yra atsakyme atitinkamai 6, 7, 12, 15, 18,
aš galiu užduodamas Wolfram alfa, sakykime, būtent kiekvieną iš tų variantų pateikti ir pasižiūrėti, kaip ta piramidė atrodo ir pasižiūrėti, ar piramidės charakteristikos, kurios čia visos išvardintos, atitinka būtent tai, kas pasakyta sąlygoje. Pasakyta sąlygoje, kad pas mus kraštų yra 12 ir tokiu būdu atitinka šita formuluotė piramidės atitinka mūsų sąlygoje pateiktą sąlygą, kuri skamba sekančiai, kad yra 12 briaunų ir tai reiškia, reiškia mūsų užduotas klausimas, kai mes tikrinom taip nuosekliai, su 7 viršūnėm, viskas tvarkoja ir atsakymas yra 7, reiškia Wolfram alfa sugebėjo taip išspręsti, aišku, netiesiai iš uždavinio teksto, bet pakankamai gali padėti pasitikrinti uždavinį ir vizualiai parodyti ir dažnai paaiškinti savo sprendimą. Dėl įvairovės pateiksiu dar kitą užklausą, kuri taip pat parodo, kad teisingas atsakymas yra B7. Reiškia, aš galiu tiesiog užduoti piramidės bendrą pavadinimą, kad yra, sakykime, pagrindas yra šešiakampis, taisyklingas šešiakampis ir tokia piramidė, kaip čia pasidė, hexagonal pyramid angliškai būtų. Ir vėlgi matome, kad tokia piramidė, jinai turi būtent 12 briaunų, tai yra tai, kas mūsų sąlygoje suformuota, ir matome, kad jinai turi 7 viršūnės. Taigi, vėlgi, kaip matome, Wolfram alfa gali padėti įspręsti tokio pobūdžio uždavinius. Toliau panagrinėkime šiek tiek sudėtingesnį uždavinį tam, kad pamatyti, kaip tokį uždavinį galima įspręsti irgi su Wolfram alfa. Taigi, paimkime 27 uždavinį. Vėlgi matome, už jį duoda ir daugiau taškų, tai uždaviniai į galą einantis vis sunkėja, daugiau taškų už juos gauna moksleiviai. Taigi, paimkime 27 uždavinį ir tai skamba jisai sekančiu būdu, tai yra taisyklingos trikampės piramidės, tūris 8, piramidės aukštinė atitinkamai 2 daugyt kvadratinė šaknis iš 3 ir prašo apskaičiuoti piramidės pagrindo aukštinės ilgį. Čia yra ką veikti ir nemažai moksleivių ir suklumpa ties tokiu uždaviniu. O dabar pasižiūrėkime, kaip Wolframą alfa gali padėti įspręsti tokį uždavinį. Taigi, jį šiuo atveju suformavau iš 2 žingsnių, dėl ko tuoj pamatysime. Reiškia, pirmas žingsnis, tai tiesiog galima natūralia kalba vėlgi užduoti būtent tai, kas duota uždavinio sąlygoje. Kai pasakome, kad tai yra trikampė taisyklinga piramidė, tik tai anglų kalboje, čia aišku, mokinys dirbantis tokią sistemą, jisai ne tik mokysis matematikos, bet ir taisyklingai suformuoti mintis anglų kalba, kas irgi tikriausiai neblogai. Aukštis, tai yra tokios piramidės atitinkamai 2 kvadratinės šaknis iš 3, čia žodelis SQRT, tai čia, sakykime, tradiciškai įvairiausios matematikos paketuose priimta taip įvardinti kvadratinę šaknį. Ir tūris yra 8. Ir kaip matome, vėlgi, kaip aš minėjau, Wolframą, kadangi tai užduota natūralia kalba, užklausa uždavinys suformuotas, matome, kad Wolfram alfa taisyklingai interpretavo šitą uždavinį, kad taisyklingai suprato, kad mes turime trikampę piramidę su atitinkamu tūriu ir atitinkamu aukščiu. Ir reiškia, toliau Wolfram alfa pateikė tokios piramidės analizę. Bet jeigu mes pasižiūrėsime toliau, ir čia iš turimos informacijos galima pastebėti, atitinkamai netgi jeigu turėtume kitus uždavinius, tai galėtume pasirinkti irgi atitinkamą, sakykime, jeigu tuose uždaviniuose yra klausimas, kuris čia pateiktas, bet mūsų klausia būtent pagrindo aukštinės. Mes matome tik tai pagrindo plotą. Taigi mes galime įsiminti, kad tai yra 4 padaugyta kvadratinė šaknis iš 3 ir tada Wolframai alfa užduoti kitą klausimą. Tai čia yra kaip antras klausimas, tai yra aš galiu užduoti: išanalizuok taisyklingą trikampį, kurio plotas yra 4 padaugyta kvadratinė šaknis iš 3. Vėlgi, kaip matome, Wolfram alfa taisyklingai suprato tai, ko aš noriu. Ir jeigu paeisime truputėlį žemiau, matome, galima pamatyti būtent, kad iš visos informacijos, kuri čia pateikta, ir ją galima paskui, sakykime, paanalizuoti, pasimokyti ir daugiau, bet atsakymas, kuris yra pateiktas pas mus, kad yra aukštinė height, yra 2 kvadratinės šaknis iš 3 ir tai būtent yra taisyklingas atsakymas, už kurį mokinys ir būtų, man atrodo, gavęs 3 taškus. Tai taip tokio pobūdžio sudėtingesnį uždavinį gali įspręsti Wolfram alfa sistema. Ir galima pasižiūrėti,
paimti paskutinį uždavinį, reiškia, pavyzdys, kaip spręsti, reiškia, paskutinis 4 taškai, uždavinys, sąlyginis, sąlyga sudėtingesnė. Čia Wolfram Alpha tokio uždavinio, sakysime, jeigu aš jį paduosiu išvertęs netgi į anglų kalbą, kol kas įspręsti negali, kaip ir kitos dirbtinio intelekto, aišku, sistemos. Bet jeigu aš sugebėčiau iš tokio uždavinio sudaryti lygčių sistemą, analitinį sprendimą aš čia pateikiau, tai tada tokiu atveju, jau turėdamas lygčių sistemą, ką ypatingai mėgsta Wolfram Alpha, jinai išanalizuoja tokią lygčių sistemą, suranda visus sprendinius, laikas pas mane negali būti neigiamas ten, kadangi ten dvirininkas važiuoja. Tai tokiu atveju aš pasirenku antrą sprendimą ir gaunu būtent teisingą atsakymą. Tai, ko klausia uždavinio sąlygo. Tai vėlgi, netgi jeigu uždavinio Wolfram Alpha ir negali įspręsti, tiesiogiai tai gali labai padėti to uždavinio sprendime, pasitikrinti, ar nesuklydote spręsdami savo lygčių sistemas. Šia trumpa prezentacija aš ir užbaigsiu. Kaip dar kartą pabrėšiu, kad nuorodos atitinkamos bus po šiuo video. O jeigu domina daugiau informacijos apie Wolfram Alpha, būtent truputį susipažinti, kad apie jos įvairias galimybės, aš galiu pereiti per kiekvieną iš tų uždavinių ir tokiu atveju, jeigu ten, sakykime, palaikinsit ar prašysit komentaruose, kad tai buvo įdomu, tai tokiu atveju aš padarysiu kitus video, kur detaliai išdėstysiu Wolfram Alpha galimybės padėti spręsti įvairiausius matematikos uždavinius.